Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, kaip tik taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir sakiau, praėjusios valandos pradžioje artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu, mat mes kalbėsimės apie įstabias keliones. Šiandieną pas mus svečiuose plausto Nemo kapitonas ir Nemuno ambasadorius Renatas Žila. Gerą dieną, Renatai. Labas, Antanai, eilinį kartą, kaip yra gera sugrįžti į tavo studiją ir papasakoti kažką šviesaus ir nuostabaus jūsų klausytojams. Aš atsimenu, mes matėmės pavasarį, kuomet buvo toks prieš startinis jaudulys ir tu tiek turėjai planų, vizijų, pats plaustas evoliucionavo, tai dabar jau sezono pabaiga. Kokį pažymį savo parašytum? 10-mečio proga. 10-mečio proga rašau savo 10 su pliusu. Mėly klausytojai, taip, 10 metų plaustas Nemo plaukė Nemunu ir toks jubiliejus gražus ir iš tų 10 metų šiemet buvo 5. kartas, kai šis plaustas perplaukė visą Nemuną. Tikrai taip, Antanai, mes 3 metus darėme pertrauką. Iš principo klausytojams galima pasakyti aplamai, kas tas yra Nemo plaustas ir kokius maršrutus jisai plaukia. Kažkada turėjau svajonę ir mano vizija buvo pasistatyti savo laivelį, juo plukdyti žmonės, bet plaukti per visą Nemuną. Mano idėja buvo tokia, kad Nemo kelionės, tai yra kelionės per visą Nemuną. Ne pirmyn atgal 10 km, ne kažkoks trumpas maršrutas, mes išplaukdavom iš Druskininkų ir finišuodavom Rusniai, Minijos upėj ir taip toliau. Tai mes paskutinius 3 metus buvom padarę pertrauką, mes išplaukdom iš Druskininkų ir atplaukdom iki Birštono, kur srovės jau Nemuno nebėra. Ir mes tiesiog likusią vasarą kruizus organizuodavom tarp Birštono ir Kauno, plaukėdom pirmyn atgal. Bet mes labai pasiilgom to nuotykio, mes labai pasiilgom Nemuno, mes labai pasiilgom tų ilgų maršrutų, mes labai pasiilgom atplaukti vėl į Kuršių marias. Ir kadangi 10-mečio proga 10-metis pats jau buvo ant nosies, kito varianto nebuvo. Mes visi kartu su mano įgula supratome. Imsim Nemuną dar kartą. Viskas čiagi būtų paprasta, jeigu ne tas gražus miestas Kaunas. Ir aš net apskritai man buvo sunku įsivaizduoti tas tavo pirmas kartas plaukiant visų Nemunų ir taip drąsiai šturmuojant kliūtį, sausumą, taip, kaip kitaip. Taip, tikrai taip. Dažnai būna klausimų užduodu, jeigu pakviečia mane į mokyklą vaikams papasakoti apie svajonę. Ar jūsų sraigtasparnių perkelia? Jo, tai vienas iš pagrindinių klausimų vaikams, kartais net ir suaugusiems, kaip jums atrodo, kokia didžiausia kliūtis yra Nemune Nemo plaustui? Iš 10, vienas, jeigu atsako, tai yra Kauno Hesas. Ir mano didžiausias iššūkis prieš 10 metų buvo sukonstruoti tokį laivą, tokį plaustą, kad jisai labai lengvai išsiardytų. Tai atsakant į tą klausimą, mes daplaukiam iki Kauno. Ten mes darom 9 dienų pertrauką, kartu su įgula per 2 dienas išsiardom plaustą, persivežam žemyn Heso, išsikviečiam transportą ir per 3 dienas susirenkam. Likusios dar 4 dienas pailsim ir kažkokius finalinius štrichus susidėliojam ir tęsiam savo kelionę toliau. Aš, jeigu paties nepažinočiau, tai vėlgi užduočiau tą patį klausimą, kam tau viso to reikia 10 dienų išmesti, iš to, kad tiesiog plaukėtum savo ramiai ar ne, iki Birštono ir galvos nesuktum. Bet aš žinau, kad bent keliose interviu tu esi sakęs, kad tas Nemunas jau žemyn, jau už Kauno ir tolėliau tai yra fantastiško grožio upė su laukinių kraštų tiesiog. Visas Nemunas yra nerealus. Visas Nemunas yra gražus. Taip, tas Nemunas už Kauno man labai patinka, nes jisai labai turtingas yra smėlėtais krantais, kurios formuoja žemsiurbė, gilindama Nemuno dugną. Smėlį pila į šonus ir tai formuojami nuostabaus grožio smėlynai. Bet Nemunas už Kauno turi dar kitus labai gražius
gražias vietas ir jeigu teko pačiam važiuoti tuo keliu, Panemunės keliu, ne, kiek ten yra ir Zapyškis, ten yra ir Kulautuva, ten yra ir Kačerginė, Raudonės, ir visos tos pilis, tai Nemunas už Kauno labai turtingas lankytinom vietom, bet Nemunas iki Kauno yra turtingas absoliučiu laivų nebuvimu. Yra tokios vietos Nemune, kaip ir, pavyzdžiui, Nemuno Kilpų regioninis parkas, ne, Alytus, Merkinė, va tas ruožas, ten neplaukia nei vienas laivas. O Nemo plaustas, pagal savo parametrus, jisai gali plaukti ten, kur galbūt iš principo niekada negalės praplaukti nei vienas laivas, dėl jo, sakykime, grimzdos Nemo plausto. Todėl... Konkurencija su baidarėm. Jo, man konkurencija yra tik baidarės. Jo, tik baidarės. Ir dviračiai. Dar, sakykime, jeigu ten žvejai atvažiuoja kažkur su dviratukais. Tai iš principo mūsų kelionės tuom ir yra unikalios, nes aš galiu nuplukdyti savo klientus, ne tik save, bet ir savo klientus. Ten, kur niekas kitas jų negali nuplukdyti ir parodyti jiems, tą gamtą, parodyti tą unikalų vingį ir ten praleisti naktį, pasėdėti ir pasigrožėti, nepaliesta gamta. Mes vis kalbam jau kelinti metai apie tą laivybą, kuomet ar neplauki ir tu nieko nesutinki, bet jeigu sutinki kažką ir tu mėgsti fotografuoti, yra žmonių svajojančių panašiai kaip ir tu, pasistatyti laivelį, susikonstruoti plaustą ir su kompanija išplaukti ir tokių pasitaiko. Pasitaiko tikrai taip, tai yra mano nepažįstami, bet mylimi kolegos ir kiekvieną vasarą mes sutinkam bent jau 2-3 plaustus ir jie tikrai labai įdomus. Aš į Facebooką visada į savo socialinius tinklus tokius entuziastus nufotografuoju, visada juos aprašau, visą laiką su jais susipažįstu, pabendrauju. Mane tai džiugina. Mane kaip plaustininką, kaip upeivį mane džiugina. Jachtos manęs taip nedžiugina, kaip savadarbiai plaustai ir žmonės, kurie gyvena tą nerealų gyvenimą. Tai grįžtant prie tavo svajonės pasistatyti laivelį, tą laivelį mes iškart dedam į kabutes, nes šiandien Nemo tai didžiulis, dviaukštis plaustu, aš negaliu jo vadinti, aš man irgi sunku jį vadinti kompleksas pramogų ir atsipalaidavimo, jis nepalenda po to termino. Nepalenda, tikrai ne, tikrai. Mes svarstėm daug... Plaukianti rezidencija, nežinau. Irgi vienas iš variantų, ir plaukiantys namai buvo, ir plaukiantis viešbutis. Jo oficialus, kaip transporto priemonės pavadinimas, tai yra plaustas. Nes mes tiesiog neturim kitos kategorijos. Tai yra plaustas. O jau dvasinė prasme ir emocinė prasme, kaip aš jaučiuosi, tikrai tai plaustas man yra per silpna šitam laivui pavadinti. Aš vis pamirštu, kiek yra ten tų kvadratinių 220 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto. 220 kvadratinių metrų, 20 kambarių, pirtis, virtuvė, 3 terasos, baidarės dar, mes kaip lėktuvnešis, mes baidarnešis. Aš manau, kad 11 sezono metu, kuomet startuos, reikia, kad tavo svečiai atskiroj knygutė ar kažkur tai rašytų pavadinimą arba apibūdinimą, galgi atrasim kokią aukslogyslą. Reikės tokią viktoriną sugalvoti savo svečiams, tam tikrą brainstormingą, kad galbūt Nemo plaustas gal turės alternatyvų pavadinimų. Taip, ne taip, kaip mes čia dokumentuose matome. Tai tie 10 metų kiekvieną tą šiltą navigacijos sezoną praleidžiant ant vandens, tu ateidamas kaip tik prieš eterį sakai, kad tu subrendai, tu užaugai, tu išsisprendai praktiškai visas užduotis, kurias buvo išsikėlę savo per tos 10 metų. Matai, kas yra. Bet man norėtųsi galbūt netgi užklausti gal kokių psichologų, gal jie galėtų paaiškinti daugiau tos procesus, kuriuos aš išgyvenau. Aš juos galiu tik tai truputį padėlioti taip, kaip aš jaučiuosi. Atrodo Nemo kelionės, atrodo su vandens turizmo kelionių organizatorius, atrodo viskas paprasta, ne? Atrodytų, kad esu tiesiog verslininkas. Bet tie vidiniai procesai, kurie vyko mane per tos 10 metų, jie iš tikrųjų labai unikalūs yra. Šiandien, užbaigus 10-mečio plaukimą,
aš galiu pasakyti, kad aš jau esu verslininkas, net nedvėjodamas to, nes mane tas žodis kažkaip gazdindavo tos visus metus. Nei aš buvau verslus, nei aš turėjau anksčiau kažkokių verslų, aš buvau paprastas, normalus vyras, kuris turėdavo darbų, buvo emigrantas ir taip toliau. Ir staiga aš pradėjau verslą. Tai aš 10 metų kažkuria prasme negalėjau įsivardinti savo, kad aš iš tikrųjų verslininkas, kai man sakydavo, tai koks tavo verslas, tai aš sakydavau, laivelį, aš čia biškai kaip ir, taip, aš čia truputį plaukiu. Tai va 10-mečio proga įvyko vidinis virsmas, kurio dėka aš galiu šiandien pasakyti, taip, aš esu unikalaus verslo savininkas ir aš esu profesionalas vandens turizmo srityje. Vat, kodėl tas virsmas įvyko būtent 10-mečio proga, aš nežinau, galbūt tai susiję tikrai su asmenybės raida. Aš manau, psichologai galėtų labiau paaiškinti tą dalyką, kodėl mano asmenybė būtent taip pasikeitė po 10-mečio plaukimo. Tai apie tas metamorfozės pasikeitimus po trumpos reklaminės muzikinės pauzės. Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie unikalias keliones. Šiandieną pas mus svečiuose plausto Nemo kapitonas ir Nemuno ambasadorius Renatas Žyla. Tai koks yra jausmas po 10-ojo sezono likus vienam, kuomet visi klientai išvažiavo, imti į rankas, nežinau, kažkokį ten įrankį ir pradėti tą atgalinį procesą, ką pavasarį tu pradėjai? Surinkti ir išrinkti. Šitoj vietoje, Antanai, mane visus 10 metų kamuodavo melancholija. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad laimės jausmas labai didelis, kai išleidai paskutinius svečius, kai paleidai namo savo įgulą ir tu lieki vienas kažkur ten rusniai, toli nuo namų, savotiškai toli, ardyti tai, kas teikia begalinį džiaugsmą visą vasarą. Melancholija tikrai stipri. Kiekvienais metais visada mane užpuola liūdesys, bet kapitonas yra kapitonas, laivą. Niekas nemato, gali ir paliūdėti. Gali ir paliūdėti. Laivą vis tiek reikia išardyti, bet yra ir kita tokia pozityvi medalio pusė. Kai kūriau Nemo plaustą, patys svarbiausi principai buvo susiformavę jau prieš pradedant sukti pirmą lentą. Iš tikrųjų, aš juos labai gerai pataikiau. Tai vienas iš principų, tai buvo taip, jisai skamba taip. Net ir vienas žmogus turi gebėti surinkti ir išardyti 220 kvadratinių metrų plaukiantį viešbutį. Tai reiškia, nėra sunkių detalių. Jeigu yra sunkesnis, bet vienas žmogus tą detalę gali pakelti. Tai čia ta pirminė filosofija nuo pat pirmų metų. Taip, nuo pat pirmų metų. Tai yra pagrindinė filosofija. Visus tos 10 metų mes tik tai tobulinom tvirtinimo elementus, mes tobulinom, sakykime, kažkokiu montavimo elementus, kaip ir pavyzdžiui, visi varžtai pas mus yra vieno matmens, triliktukas. Negali būti skirtingų varžtų. Viskas yra vienas įrankis, vienas atsuktuvas. Ir likimas mane kažkaip mistiškai jau antrą kartą per 10 metų ir 10-mečio proga vėl paliko mane vieną. Nors skambinau draugams, gal galit kas nors iš jūsų atvažiuoti, vieną dieną pabus su manim, pas visus buvo kažkokie reikalai, kaip užburta. Aš tada taip akį pakėliau į dangų, bandžiau surasti sėdinti ant debesėlio nematomą žmogeliuką, jam mirkteliu ir sakau, suprantu, ką tu čia man organizuoji. Ir teko 10-mečio proga dar kartą patikrinti, ar tikrai man pavyko laikytis tos filosofijos, kad net ir vienas žmogus tą laivą gali išardyti. Rezultatas stulbinantis. Per porą dienų aš be problemų, neskubėdamas, išardžiau 220 kvadratinių metrų laivą ir paruošiau jį transportavimui. Aš manau, kad tu klausimų, kurį aš netrukus užduosiu pats savo tikrai esi iškėlęs, tai tikriausiai ir atsakymą turiu. Per tuos 10 metų sėkmingos laivybos, keleivių plukdymo, paties to vidinio augimo, kodėl neatsirado nei vieno konkurento? Man irgi dėl to labai liūdna. Tau liūdna? Man liūdna. 10 metų. Taip, man labai liūdna. Mano viena iš svajonių. Turėti brolį, sesę, plaustus, kad kažkas pradėtų kažką tokio daryti. Bet atsakymas labai paprastas. Nes aš galvoju, kodėl nieks nenori kažko panašaus daryti. Pavargs.
Net nepradėjęs. Pavargs, nes tai buvo mano pašaukimas, tai buvo mano svajonė, aš pataikiau 100% į savo, matyt, nežinau, reinkarnaciją, kaip čia pavadinti, neįsivaizduoju, bet į mane kažkas įsikūnijo ir aš buvau tiesiog apsėstas tą svajonę, o va ta svajonė, niekas kitas negali tau suteikti tiek daug energijos. Tu gali susigalvot, gali save apgaudinėti, kad tu turi svajonę, bet labai lengvai galima pasitikrinti, tiesiog nedaisi iki galo, jeigu tai bus ne tavo. Tai ar aš norėčiau pakartoti tą kelią, kurį aš nuėjau? Aišku, kad ne. Ten reikalų buvo. Čia daugiau matyti negu išsamus atsakymas. Tai šio sezono svečiai, šio sezono keliautojai vandeniu, įmonės, kompanijos, kokie jie atvyko, kokie jie išvyko? Šis sezonas buvo unikalus tuom, kad galbūt tai nerezonuos su klausytojais, bet aš tiek daug gražių, laimingų, tokių šviesių žmonių nemačiau per visus tikriausiai 10 metų. Jie visada būdavo laimingi. Šiaip jie visada faini buvo mano tie klientai. Galbūt todėl, kad Nemo kelionės iš principo jau yra kažkoks filtras, nematomas filtras, nes, pavyzdžiui, naktiniai klubai rezonuoja su tam tikra būsena žmonių, pavyzdžiui, sodybos, pavyzdžiui, Turkija, dar kažkas. Kiekvienas turi rezonansą. Nemo kelionės, matyt, spinduliuoja tokį dažnį ir galbūt aš taip save pozicionuoju socialiniuose tinkluose, kad tai jau yra filtras ir pas mane ateina nerealūs žmonės. Šiais metais, šią vasarą mes labai taikliai šovėm ir pataikėm su savo marketingu į įmonės. Aš turėjau labai daug įmonių, kolektyvų, tai vadinami team buildingai, dream buildingai ir pasibuvimas. Neįtikėtina, kokio šviesumo ir draugiškumo kolektyvai pas mane rinkosi šią vasarą. Kokie jie visi laimingi, kokie draugiški. Kaip gera buvo matyti, galbūt tai naujos kartos vadovai, galbūt tai naujos kartos požiūris į verslą. Kaip gera buvo visą vasarą matyti vadovus kartu su savo kolektyvu ir matyti tose vadovuose ir girdėti, kaip jie myli savo kolektyvą, kaip jie džiaugiasi. Aš turėjau kelias labai rimtas įmonės, finansinė prasme labai stiprus ir kai vadovai man sakydavo, Renatai, sako, su šita komanda aš eičiau į pasaulio kraštą. Neįtikėtina. Tai jie jau ateidavo labai laimingi, kadangi, aš juos ir paruošdavau. Jie gaudavo tam tikrus naujienlaiškius iš manęs prieš startą, prieš plaukimą. Jie ateidavo labai laimingi, bet išeidavo, manau, kad dar laimingesni. Kiekvienais metais Nemo keičiasi ir kartais tie tokie pakeitimai yra netgi keliasdešimčia procentų, tai šiemetinis Nemo buvo atnaujintas, kiek 80%? Jo, grubiai tariant, iš vidinio pojūčio, man atrodo, mes atnaujinom laivą nuo 80, gal 70-80%, ko aš iš tikrųjų neplanavau. Kovo mėnesį aš planavau atnaujinti karkasą, padidinti jo tonažą, keliamąją galę, truputį reorganizuoti pontonus, bet matyt, apetitas auga bevalgant ir tiesiog aš supratau, kad arba aš 10-mečio progą darau ir kitus mazgus sutvarkau plauste, arba neverta kažką galbūt ten ir toliau svajoti. Tai mes, kai ėmėme su Įgula kartu, mes pakeitėm viską, mes stogą pakeitėm, tentus pakeitėm, siuvom, dažėm, turėklai, praktiškai tokios detalės, įsivaizduokit, vyksta statyba, statosi pirtis, pavyzdžiui, ir reikia kažką sutvarkyti, atnaujinti stogą, sienas, dar kažką tenais, daug labai tokių detalių, kuriam nenoriu apkrauti, bet Nemo atgimė šį pavasarį realiai naujai, didžiuojus be galo plaustu, jo parametrais, taip kaip jisai atlaikė kelionę, taip kaip jisai išsiardė Kaune ir vėl susirinko, ir tas stovis, kuriame aš jį grąžinau atgal į namus. Praktiškai niekas nesulūžo, niekas nenukrito, nes kiekvienais metais būdavo kažkokios kliurkos, kažkur kažkokia faniera atsilupo, dar kažkas.
Aš taip net ir esu beveik tikras, kad po šio sezono jau kirba dar keletas, nežinau, update'ų, upgrade'ų, patobulinimų kitų metų sezonui. Yra, visą laiką yra, bet tokių grandiozinių pakeitimų jau greičiausiai nedarysim, kaip pavyzdžiui viso karkaso atnaujinimas. Aš kaip šio projekto iniciatorius ir pagrindinis vizionierius, aš vis tiek matau tam tikrą pabaigą visų tų patobulinimų. Nes per 10 metų, tu negali nuolat kažką tobulinti, bet mes tos 10 metų ėjom, mes netobulinom laivą, todėl, kad jį reikia tobulinti, todėl, kad sprendimai buvo blogi padaryti. Aš esu Kūno kultūros akademijos auklintinis, tinklinio treneris. Nieksgi manęs nemokino statyti laivų, bet kadangi aš turiu pakankamai gerą vaizduotę ir šiaip nagingas vyras esu, ir kaip sakė Albertas Einšteinas, kad vaizduotė yra kur kas svarbiau žinojama, jisai man suteikė vilties. Aš supratau, tai viskas su manim gerai, aš turiu vilties šitame gyvenime. Aišku, kaip kempinė sugerdavau patarimus. Man negėda buvo konsultuotis su inžinieriais, konstruktoriais dėl tam tikrų, pavyzdžiui, surišimo mazgų. Tai su dabartinė mano patirtim ir statant absoliučiai naują laivą, aš jį pastatyčiau 3 pigiau ir 100 kartų efektyviau, kadangi aš supratau, kaip turi statytis plaustai, aš supratau, kaip turi statytis laivai. Ne, kaip tai turi viskas veikti, kaip tai turi veikti, taip, kaip tai turi funkcionuoti. Ir šiai dienai, statant keleivinius pramoginius plaustus, aš esu profesionalas. Išminties ir žinių prasme. Aš žinau, kaip tai turi būti upėse. Ežeruose daug paprasčiau, bet Nemune ten yra reikalai. Tai sezonas baigtas, Nemo ilsisi. Dabar mūsų klausytėjams, kurie kitąmet norėtų, galvotų, planuotų, jau kažkas veikia, nežinau, užsirezervuoti savaitikę ar ten keletą dienų. Jo, pas mus, žinokit, rezervacijos jau prasidėjo vasaros metu, ypač mūsų nuostabios įmonės, kurios buvo su mumis jau praktiškai po pirmos nakties. Visi sako, reikia kitais metais vėl plaukti. Labai daug kolektyvų turėjau, kurie rinkosi vienos nakvynės kruizus. Nors aš visą laiką rekomendavau 2, nes aš žinau, kad įsijaus. Bet kadangi greičiausiai tai buvo toks testo variantas. Pažiūrėkim. Visi suprato iš karto, kad reikia minimum 2 nakvynių. Nors Nemo kelionės mes galim suorganizuoti nuo 1 iki 6 nakvynių kruizus. Mes galim savaitinius kruizus organizuoti ir tokių irgi pas mus yra. Ir taip, rezervacijos vyksta, jau jos prasidėjo, kalendorius jau pildosi, bet pagrinde didžiausias anšlagas vis dėlto pavasarį. Dabar visi galvos apie Kalėdas, o gimtadienius švenčių. Nuostabus laivas, nuostabi erdvė Nemo kelionės atšvęsti savo gimtadienį. Tai yra fantastika. Ir nebūtum tu Nemuno ambasadorius, bet pagrindinį ačiū tu ir tariai mūsų šitai didžiai upiai. Taip, Nemunas vis dėlto paliko milžinišką įspūdį man. Jeigu pasakyčiau, kad myliu šią upę, būtų banalu. Tai buvo mano didžiausias mokytojas. Ir net jeigu staiga Nemunas išdžiūtų, ar aš nuspręsčiau pakeisti savo kryptį verslo, Nemo ir Nemunas man jau padovanojo 10 nerealių mano gyvenimo metų. Taip, mėly klausytojai, šiandieną pas mus svečiavosi Plausto Nemo kapitonas, Nemuno ambasadorius Renatas Žila. Vakarą šventė savo gimtadienį, nuo ko reikia ir pradėti, bet vienas sveikinimai, dar, kaip sakoma, 1 metai į krepšelį. Valio! Ačiū, kad atkeliavai. Ačiū tau, Antanai, labai. Iki kitų kartų. Iki. Įdomiausia, kai užsirašiau, kad gimtadienis ir apsiprėtė. Žinok, labai fainai atšvenčiau. Visą laiką, kai tikrai būna, tai... Labai fainai gimtadienis ir tas sezono užbaigimas. Žodžiu, jaučiuosi labai.